Ekomisija. Sveiki, radio stoties XFM laidos Ekomisija klausytojai. Primenu mūsų laidos šūkį. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Tęsime laidų ciklą apie alkoholį ir tabaką, su viltim, kad nors mūsų vaikai ir anūkai gyvens blaivioje ir nerūkančioje Lietuvoje. Visą šį laiką mūsų laidos svečias bus gerbiamas Aurelijus Veryga. Daugelis žmonių gerbiamą Aurelijų pažįsta, bet aš vis dėlto paminėsiu keletą šio nenuilstamo kovotojų už blaivę Lietuvą titulų. Gydytojas, psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto docentas, Kauno medicinos universiteto biomedicininių tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas, Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP valdybos narys, Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų kontrolės politikos tinklo Nordan valdybos pirmininkas, tiksliau narys, neetatinis Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertas, premjero visuomeninis patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų kontrolės klausimais. Šios mūsų šeštosios laidos tema – alkoholis, sveikatos šaltinis. Aišku, sveikatos šaltinis kabutėse. Su gerbiamu Aurelijum diskutuojame, kokie yra įsigalėję tautoje mitai apie alkoholio teikiamą poveikį sveikatai, kaip antai truputis alkoholio sveika kraujagyslėm, galima sušilti, kai šaltis kanda, galima pagydyti skrandžio opą ir taip toliau. Ir ar tie mitai turi realų pagrindą. Taigi, gerbiamas Aurelijau, kaip su tais mūsų mitais? Iš tikrųjų, čia yra dar viena įdomi tema, kuri šiandieniniam pasaulyje, bent jau medikų pasaulyje, teoriškai nelabai gal turėtų ir egzistuoti. Pirmiausiai, dėl ko taip turėtų būti, nes dabar visa ir medicina, ir sveikatos mokslai yra kaip pamišę dėl tos mokslų pagrįstos medicinos, įrodymais pagrįstos medicinos. Ir yra stengiamasi maksimaliai žiūrėti mokslinių tyrimų, įrodymų apie galimą kažkokį tai gydomąjį poveikį ar kaip tik apie galimą žalas. Ir kai čia atsiduria alkoholis, visi šitie principai yra staiga užmirštami ir pradedama vadovautis Egipto faraonų laikų arba dar kažkokių tai laikų nuostatomis, kur alkoholis tuo metu iš tikrųjų galbūt galėjo būti naudojamas medicinoje patiem įvairiausiam tikslam. Vienas iš tų tikslų buvo, sakykime, nuskausminti žmogų, iš tikrųjų, jeigu jam ten tekdavo amputuoti ką nors ranką ar koją. Ir tokių vaizdų mes esam turbūt visi prisižiūrėję kino filmuose, kur ten duoda prigerti vyrui sužeistam ir tada su pjūklu nupjauna koją. Tai gal kažkada tas buvo labai aktualu, O ką daryti? nes daugiau nieko nebuvo ir duodavo pagalį į dantis įsikast, kad labai nerėktų. Ir jeigu tai būdavo gyvybės ar mirties klausimas, tai iš tikrųjų ką padarysi, matyt, taip tekdavo ir daryti. Dabar nežinau, ar verta dar galvoti ir abejoti, ar mes tikrai nei trupučio nepajudėjom iš to laikmečio. Ir man tai kitą kartą kyla toks net ir keistas, sakykime, keista tokia asociacija, nes dabar visi kaip pamišę nori grįžti prie to natūralumo, visur ir medicinoje. Kartais tas yra labai gerai, bet iš tos natūralumo pusės žiūrint, tai ko gero čia galbūt irgi labai neblogai, nes jokios čia kažkokios didelės chemijos nenaudojama, galimagi būtų ir operuoti pagalį į dantis įkišus. Anestezija nebūtų labai pavojinga, nes ten irgi chemija visokie ir panašus dalykai, bet čia niekam tokių minčių nekyla. Gal reikėtų pasiūlyti? Siūlau, bet niekas kažkaip nesusižavė šitą mano idėją ir niekam jinai iki šiol nepasirodė protinga. Tai čia vienas toks dalykas, kur tenka stebėti ir tą istorinį aspektą, ir medicininį aspektą. Kitas dalykas, su kuriuo tenka susidurti, tai su tokiais keistais ypatingai urologų siūlymais arba gydymo metodais, kai inksto akmenligė sergantiems žmonėms yra liepiama prisigerti šampano, atsisėsti į šiltą vonią, pasėdėti,
kad atsipalaiduotų šlapimtakį ir tada išlipus pašokinėti, kad iškratyti. Išeitų akmenis. Žodžiu. Ir kaip? Ir kai kam pavyksta iš tikrųjų. Bet šitokie yra, vėlgi, nežinau, kokie čia laikmečio gydymo metodai. Ir aišku, kad jie žmonėm turbūt atrodo labai patrauklus. Bet aš noriu pasakyti keletą dalykų, kur čia slepiasi, sakykime, tokie gal žmonių nelabai suprantami dalykai ir nelabai suprantamos rizikos. Tai pirmiausiai, pats alkoholis jau yra pavojinga medžiaga. Jos prisigėrus yra apkraunama širdis. Jeigu jūs įsėsit į karštą vonę, tai širdžiai krūvis yra dar didesnis. Tai gali numirti pas kitą gydytoją tada. Kas atsitiks, jeigu jūs numirsit iš tikrųjų? Pas kardiologą. Labai gali būt, kad net ir nedatrauksit iki jo. Tai vat vienas niuansas, kitas dalykas, jeigu tas akmuo yra aštrus ir jeigu jisai keliaudamas pažeista šlapimtakį ir ten nedaug dievė paklius infekcija arba jis ten įstriks be keliaudamas tuo šlapimtakiu. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu kas nors atsitiks, vat kam nors tai besigydant, aš garantuoju, kad bet kuris gydytojas išsigins skyręs tokį gydymą. Nes jisai oficialiai niekur neegzistuoja. Tai yra visiška saviveikla, lygiai tokio pačio lygio, kaip šamanam mušti būgnelį atsistojus prie lovos tikintis, kad žmogus vien dėl to pasveiks. Ir plus tai yra susiję su toksinės medžiagos skirimu, žinant, kad ta medžiaga gali sukelti ir įvairiausius pašalinius poveikius. Bet čia skaitysim kaip chemoterapija. Jau nekalbant apie tai, kad medicina žino daug modernesnių ir saugesnių būdų, kaip tos akmenis pašalinti ir ką su jais ten padaryti. Ir trečias toks dar vienas svarbus aspektas, kada yra susiduriama su siūlymais gerti, tai yra rekomendacijos gerti nėščiosioms, tam, kad sumažinti gimdos raumenų tonusą, tam, kad padidinti kraujospūdį ir taip toliau. Ir iš tikrųjų yra vėlgi sunkiai sveikų protų suvokiama, kaip gydytojai gali iki tokių dalykų susigalvoti, nes gimdos raumuo yra lygusis. Pas žmogų yra dviejų tipų raumenynas. Yra lygusis ir skersaruožis. Ir skersaruožius raumenis, kurie yra rankų, liemens, visi, kurie valdo mūsų judesius, jie yra sąmoningai valdomi ir žmogus juos sąmoningai gali judinti. Lygiai raumenis jie sąmoningai tokiam reguliavimui nepasiduoda ir netgi ir duodant tą bendrinę nejautrą arba liaudiškai vadinamą narkozę, pirmiausia atsipalaiduoja tie skersaruožiai raumenis. Žmogus užmiega, jis nebejuda, jam sustoja kvėpavimas, nes yra paralyžiuojami tarpšonkauliniai raumenys ir diafragma. Ir žmogų intubuoja, įkiša vamzdelį plaučius ir aparatas už jį kvėpuoja. Tai tik tada ir tik vėliau pradeda atsipalaiduoti lygieji raumenis. Tai dabar, kadangi gimdos raumuo yra lygusis, reikia pabandyti įsivaizduoti, kokios būklės turėtų būti nėščioji, kad jai nuo alkoholio pradėtų atsipalaiduoti gimda. Tai pusę litro degtinės reikėtų įkalti jau. Daugiau, pusės litro greičiausiai neužtektų, bet iki to momento, kol ta gimda pradėtų atsipalaiduoti, jinai praktiškai turėtų būti nebegyva. Nebekvėpuoti jau ir gulėti be sąmonės. Bet iš tikrųjų būna taip, kad paima jinai ir atsipalaiduoja. Jinai atsipalaiduoja visiškai ne dėl alkoholio poveikio, o dėl to, kad moteris pasitiki gydytoju ir pasitiki tuom, ką jisai rekomenduoja. Ir placebo efekto šiandien niekas dar nėra nuneigęs. Jisai tikrai egzistuoja. Ir jeigu žmogus pasitiki gydytoju, pasitiki sveikatos specialistu, jau vien tai sumažina baimę, sumažina įtampą, o to tokioje situacijoje dažniausiai ir reikia. XFM. I can never express all of your beauty, your tenderness. Colors of my life were never quite clear. I could never get the picture right. It all seemed so black and white. Let the color
just wanna dance with you. We spin around and around. Just wanna get lost in you. It's only in you I am found. I just wanna dance with you. Feel your hand touching mine. I just wanna hold you close, if only for a little time. I can never quite explain the way I feel when I hear your name. I fall in love with you all over again and again and again. 'Cause your love is new every morning. To me you are the fresh wind blowing. Come fall on me like a sweet summer rain. I just wanna dance with you. We spin round and round. Just wanna get lost in you. It's only in you I am found. I just wanna dance with you. Feel your hand touching mine. I just wanna hold you close for just a little time. There's nothing else that I'd rather do than spend my time loving on you. I just wanna dance with you just a little while. I just wanna dance with you. We spin around and around. Just wanna get lost in you. It's only in you I am found. Oh, I just wanna dance with you. Feel your hand touching mine. I just wanna hold you close for the rest of my life. Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temos. Ir dar viena situacija, kada alkoholis yra pakankamai dažnai patarinėjamas vartoti, tai yra kardiologiniam pacientam. O čia tai girdėjau. Kai yra 50 gramų konjako, jo? Nu, kaip kam. Matyt, čia priklauso nuo to, ką daktaras mėgsta. A, Nes vieni patarė konjaką, kiti raudoną vyną, treti, nežinau, dar kažką ten patarinėja. Čia matyt yra visiškai skonio klausimas. Aišku, su raudonu vynu ten buvo tokios įvairios diskusijos, kad tam raudonam vyne yra antioksidanto, tai yra resveratrolio, tokios medžiagos, kuri galimai turėtų sumažinti tuos kraujagyslių sienelės pažeidimus ir ta aterosklerozė turėtų nesivystyti. Ir man teko vieną pranešimą klausyti, kur berods Britų viena chemikė paskaičiavo, kiek tų butelių vyno reikėtų išgert, kad gaut 1 gramą va to resveratrolio.
tai ar 3 ar 600 butelių, va dabar tiksliai neprisimenu, bet tas skaičius man įspūdį padarė. Bet gal tos medžiagos yra visai kitose, vos ne kokiuose, juokauju, kopūstuose ir kur nereikia ten kilogramais ar litrais, ten, žinai. Dėl kopūstų nesu tikras, bet vynogėse jo tikrai yra labai daug. Net nebūtina jų prieš tai surauginti ar kaip nors supūdyti. Tai vat būtent. Užtenka jas valgyti tiesiog šviežias arba gerti vynogių sultis ir tas resveratrolis niekur iš ten nedingsta. Ir plus šalia nėra jokių tų neigiamų kažkokių tai efektų. Bet vat kardiologiniai tie patarimai vartoti alkoholinius gėrimus yra tikrai pakankamai dažnai pasitaikantis. Prie šito aš norėčiau taip pat trumpam apsistoti, nes yra tokių labai įdomių lietuviškų duomenų, kurie, tam tikrą prasme bandė įvertinti, ar tikrai alkoholinių gėrimų vartojimas yra susijęs su mažesne mirties nuo infarkto arba insulto rizika. Ir Kaune yra registras, kur didelė dalis žmonių mirusių teoriškai nuo infarkto arba insulto, jiem po mirties buvo paimtas kraujo ir šlapimo mėginys, tam, kad nustatyti, kas ten iš tikrųjų buvo, kokia buvo mirties priežastis. Ir vienas iš tų tyrimų tai buvo alkoholio koncentracijos tyrimas tiek kraujyje, tiek šlapime. Tai tiem žmonėm 18% tų žmonių, kurie teoriškai numirė nuo infarkto ar insulto, tiek kraujyje, tiek šlapime buvo rasta daugiau negu 3,5 promilės alkoholio. Tai yra ypatingai sunkus girtumas. Galima sakykime, galvoti, kad tie žmonės gal netgi buvo alkoholinėje komoje. Ir jie numirė mirtinai prisigėrę. Tai prie ko ten tas infarktas ar insultas yra visiškai neaišku. Galbūt ir komplikavosi tuo, bet tai tikrai ne pirminė priežastis, dėl ko žmogus būtų numiręs, jeigu būtų negėręs. Aurelijau, gal tiesiog giminėms negraži diagnozė? Čia yra dar vienas. Įsivaizduokit, parašo ten tokį, kad mirė persigėręs. Įsivaizduokit, kaip darbdaviam, kaimynam, sodrai pasakyti, ar bet kam, vaikam. Taip, iš tikrųjų gali būti ir toks dalykas, jeigu žmogus miršta namie. Tai jeigu žmogus numirė kažkur namuose ir buvo iškviestas šeimos gydytojas konstatuoti mirtį, labai gali būti, kad atsitinka taip, kaip jūs sakot. Nes iš tikrųjų tie žmonės dažniausiai būna tvarkingi, kaip sako, socialūs, turi vaikus, turi šeimas, turi darbą ir pasakyti, kad mirė persigėręs yra tikrai labai gėdinga. O numirė karališkai nuo infarkto ar insulto, tai yra tokia labai garbinga mirtis, kur žmogus dirba visą gyvenimą, persirūpino visais jau tiek, kiek begalėjo ir iš tikrųjų jį ir pakirto liga. Dar 25% buvo rasta nuo 0,4 iki 3,5 promilės. Tai reiškia nuo lengvo iki sunkaus girtumo. Jau mes čia artėjom prie pusės. Tai aš tą ir norėjau pasakyti, kad arti pusės tų, kurie iškilmingai numirė Lietuvoje čia nuo infarkto ar insulto, numirė būdami girti. Nežinau, ar tai leidžia suprasti, ar iš tikrųjų alkoholis saugoja nuo infarkto ar ne. XFM.
Ekomisija. Priminsiu, tai laida Ekomisija, kalbame su gerbiamu Aurelijum Veryga. Dar vienas yra klaidinantis dalykas, kur vėl žmonės nesusigauda paskaitę įvairiausius populiarius straipsnius, galų gale ir su medikais taip atsitinka. Jie pasižiūri į studijas, kur mato, kad, sakykime, visiškai nevartojantis alkoholio žmonės turi didesnę riziką sirgti tai išeminė širdies liga arba liaudiškai vadinama sklerozė, negu tie, kurie truputį išgeria, arba tie, kurie geria jau labai daug. Žodžiu, tie va tokie abstinentai ir labai daug geriantis, tai jau yra rizikoje, o tie, kurie truputį išgeria, jie kaip ir turi privalumą kažkokį. Ir man labai ilgą laiką va, tie tokie skaičiavimai atrodė keisti, bet aš neturėjau jokio paaiškinimo, dėl ko taip yra. Nes tai yra visiškai keista, tada tai turėtų reikšti, kad žmonės, kurie gyvena, tarkim, islamiškose, musulmoniškose kraštuose ir visiškai negeria, tai turėtų jie mirt labai jauni nuo infarkto, bet taip nėra. Man jau senai tas kirbėjo klausimas, kaip čia yra iš tikrųjų. Ir paaiškėjo labai įdomus dalykai. Paaiškėjo, kad mokslininkai, kadangi tą tyrimą ir palyginimą reikia atlikti tam pačiam krašte, tai reiškia, negalima lyginti tų negeriančių kur nors ten islamiškam krašte su geriančiais mūsų krašte, nes daug kas skiriasi, klimatas, mityba, žodžiu, nepalyginami dalykai yra. Tai turim rasti mes čia pat tuos ir negeriančius, ir kadangi jų rasti nėra taip lengva, nes jų nėra daug, iš tikrųjų būdavo apsibrėžiamas laikas, kiek žmogus turi nevartoti. Tai būdavo paimama ir klausiama, ar jūs ten bent metus laiko nevartojate alkoholio. Kiti ten gal paimdavo, pavyzdžiui, 5 metus žmogus nevartoja alkoholinių gėrimų. Ką jis darė iki to, pasirodo, niekam nebuvo įdomu. Gal jis nebegali gerti jau? Ir dabar kas paaiškėjo? Paaiškėjo, kad 80% tų kabutėse negeriančių buvo jau nebegeriantis. Dėl aiškių priežasčių. Dėl įvairiausių. Dėl pačių įvairiausių. Vieni iš jų nebegalėjo, nes jau buvo priklausomi ir buvo gydomi. Kiti negalėjo dėl kitų ligų, nes, sakykime, turėjo kažkokius vaistus gerti ir su jais nebuvo galima kartu vartoti alkoholinių gėrimų. Žodžiu, pačios įvairiausias priežastis. Tai dabar kas buvo padaryta tų mokslininkų kaip klaida? Iš tikrųjų, ta grupė atseit negeriančių, iš tikrųjų, tai yra žmonės jau nebegeriantis ir kadangi jie jau turėjo sveikatos sutrikimų, dėl kurių nebegalėjo gerti, tai natūralu galvoti, kad jie ir riziką turėjo didesnį negu tie, kurie tų ligų dar neturėjo ir po truputį išgerinėdavo. Tai buvo pasirodę dabar paskutiniu metu kelios publikacijos, keli moksliniai straipsniai, kurie tą tokį reiškinį įvardino sisteminę klaidą moksliniuose tyrimuose. Tai reiškia, ta lyginamoji grupė, negeriančiųjų grupė, buvo neteisingai parinkta. Tai nebuvo negerianti žmonės. Tai buvo daugiausia, tai buvo nebegerianti žmonės. Ir iš tikrųjų iš čia ir atsirado tas toks supratimas, kad tai tie, kurie negeria, turi didesnę riziką, bet tai yra netiesa. Nes tai jokia logika negalima paaiškinti. Žmogui sveikam neturėtų reikėti vartoti kažkokiu tai cheminių medžiagų, kurios mažintų ligų riziką. Nes jeigu jau mes kalbam apie širdies ligom sergančių žmonės, tai dar gal ir būtų atskira šneka, bet tada mano klausimas kardiologam buvo, tai kodėl, jeigu tai yra toks geras vaistas, kodėl jo yra neregistruojama medicinoje ir jis nėra skiriamas pacientam gydyti, nes jis yra labai pigus. Jisai centus kainuotų, juk labai nesudėtinga pagaminti spiritą, jį atskiesti ir duoti pacientam gerti. Tai, sakykime, kurie po infarkto yra arba serga, tai išeminė širdies liga. Ir atsakymas yra labai paprastas. Medicinoje galioja tokia nesudėtinga taisyklė. Jeigu negali padėti, nepakenk. Ir visada turi būti pirmiausiai įvertinta galima rizika ar žala. Ir tik tuo atveju, jeigu nauda yra didesnė negu žala, gydymas yra laikomas tinkamu. Čia kaip paimkim tokį patį gal grubiausią pavyzdį, tai yra chemoterapija. Tos toksinės medžiagos, kurios yra skiriamos vėžiui gydyti kaip chemoterapijos, yra labai nuodingos.
ypatingai nuodingos. Ir jos nužudo ten visus, daugybę ląstelių ir tų sveikų, kurios yra labai reikalingos žmogui šiaip gyvenime, bet tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Nes jeigu jos neskirti, žmogus numirtų labai greitai nuo vėžinio susirgimo. Ir renkamasi tokiu atveju net ir labai rizikuojant, vis dėlto yra pasveriama ir pasirenkama tai, kas yra, bent jau teoriškai mažiau pavojinga arba mažiau mirtina. Dabar su alkoholiu, dėl ko jis yra neregistruojamas kaip vaistas, tai dėl tos pačios priežasties, kad jo sukeliama žala yra ženkliai didesnė negu galima nauda. Ir dėl to jis yra netinkamas naudoti. Taip jisai teoriškai gal ir galėtų kažką tai padaryti, bet praktiškai sukeliamos žalos yra ženkliai didesnės negu galima tikėtis iš to naudos. Gal dar būtų galima paaiškinti jo naudojimą tokiu atveju, jeigu nebūtų daugiau jokių kitų priemonių. Visiškai niekur, mes esam džiunglių vidury ir reikia kažką tai daryti. Tai tokiu atveju galbūt galima apie daug ką galvoti, ar ne? Ir ten žaizdą kokią prideginti, ar dar ką nors padaryti. Bet jeigu mes ne džiunglėse esam ir esam ten, kur ta kita pagalba yra prieinama, tai yra labai neatsakinga dalinėti tokius patarimus, išgėrinėti alkoholinių gėrimų, norint pagerinti sveikatą. XFM. Heard about the things you used to do and all the crazy things you used to say. Well, you don't say them and you don't do them anymore, and I'm wondering if it's true, 'cause I need someone I can talk to, someone to tell my troubles to. I got to find me a new way of living. Got to find someone to lend a hand. I'm looking for a lover, someone to hold me to the end. Shouldn't wait till it's all over. The time has come to find a friend. I heard about the change that you've been through. They say that's something different inside you. Please tell me what has happened to you. Can happen to me, 'cause I need someone I can talk to, someone to tell my troubles to. Got to find me a new way of living. Got to find someone to lend a hand. When I'm looking for a lover, someone to hold me to the end. Shouldn't wait till it's all over. The time has come to find a friend. The time has come to find, got to find a friend. Tęsime diskusiją toliau. Dar vienas niuansas, ko neįvertina iš tikrųjų gydytojai, jie paprastai tų pacientų neklausia ir niekaip nevertina, ar tas pacientas turi ar neturi problemų susijusių su alkoholio vartojimu. Ir įsivaizduokit, kokia būna keista situacija,
kai dažniausiai vyriškis nuėjęs pas kardiologą išgirsta tokią rekomendaciją, kad jis gali išgerti ant kažkiek ar vyno, ar alaus, ar dar kažkokio gėrimo, ir jis pargrįžta namo ir apreiškia žmonai, kad sako, žinai, ragana va tu, kabinėjas prie manęs visada, kad aš geriu. Numiręs, o man daktaras vat, pasakė, kad čia viskas tvarkoji ir aš galiu čia gerti ir čia net ir gerai bus nuo širdies ligų. Tai tą saiką visi labai skirtingai suvokia, labai skirtingai supranta. Dažniausiai gydytojas nesivargina aiškinti ten apie kažkokius kiekius ir panašiai. Dažniausiai pasako, kad nepersistenkit. O tas nepersistenkit, tai kiekvienas supranta labai savaip ir savotiškai. Ir yra viena tik tai man žinoma indikacija medicinoje, kada alkoholis yra naudojamas iš tikrųjų kaip vaistas ir jisai gali išgelbėti gyvybę žmogui. Tai yra situacija, kada žmogus apsinuodija metilo alkoholiu arba tuo vadinamu techniniu spiritu, kuris yra labai nuodingas ir yra buvę čia gal yra girdėta tie atvejai, kai buvo Taline, dabar paskutiniu metu berods Čekijoje buvo suragatų prisipirkę žmonės, iš tikrųjų nemaža dalis jų numirė išgėrusių, nes metilo alkoholis pažeidžia centrinę nervų sistemą, žmogus apanka iš pradžių, jis pradeda prastai matyti, sutrinka regėjimas, paskui pažeidžiama nervų sistema ir žmogus miršta. Tai etilo alkoholis arba tas alkoholis, kurį žmonės geria, yra priešnuodis tam metilo alkoholiui ir atvežus į ligoninę pas toksikologus, žmogui yra duodama gerti to būtent etilo alkoholio, giminaičiai yra siunčiami į parduotuvę parnešti ten degtinės ar kažkokio kito gėrimo, tik tai paradoksas, kad tada žmogus nebelabai benori gerti. Ir paprastai tada jau spjaudosi ir žiaukčioja ir visokius kitokius dalykus išdarinėja, nors čia jam yra parnešamas labai jau prabangus ir geras gėrimas. Bet tada jis paprastai gerti nebelabai benori. Tai yra vienintelė indikacija medicinoje, kada jis yra naudojamas kaip geriamas dalykas. Anksčiau dar spiritą naudodavo dezinfekcijai, naudodavo prieš injekcijas dezinfekuoti odai, naudodavo prieš operacijas dezinfekuoti ten plotą aplink tą vietą, kur bus operuojama. Bet dabar jo yra atsisakyta, nes spiritas jis yra pakankamai agresyvi medžiaga, jis ištraukia iš audinių skystį ir labai nusausėja oda. Ir kam yra tekę kada užsipilt ant rankų ir pasivalyti ar dezinfekcijos ar kažkokiu kitu tikslu ant rankų spiritu, tai tikrai yra pajautę, ką tai reiškia, rankos pasidaro labai sausos, oda labai nusausėja. Kitas dalykas, spiritas jisai labai dirgina žaizdą, jisai gali sukelti tokį vos ne kaip cheminį nudegimą ir iš tikrųjų dėl to jo agresyvumo yra atsisakoma ir yra dabar naudojamos kitos medžiagos. O spiritiniai kompresai, kai būdavo ten bulinga, dar kažkas tai tokio? Tai su spiritiniais kompresais irgi žmonės turėtų žinoti, kad būdavo visokių istorijų ir būdavo, kad vaikam labai smarkiai nudegindavo odą, jeigu nepagalvodavo, kad jį reikia atskiesti iki tam tikros saugios koncentracijos, kada tas spiritas nenudegina odos, nes šiaip tai galima iš tikrųjų prisidaryti labai rimtų problemų, ypatingai vaikam, kur ten dėdavo ant jautrios kaklo odos. Ir dabar vėlgi, tokio reikalo dėlioti tokius kompresus nelabai bėra, nes labai abejotinas jų ir efektas yra. Geriau ten patepti krūtinę yra įvairūs ten tie eteriniai aliejai visokie, kurie trupučiuką atšaldo, atvėsina, jais pakvėpavus tos gleivinės kaip ir nuskausminamas, nujautrinamas, tiek neskauda tą gerklytę ir atsikosėjimą tas pagerina ir tai spiritai sterliotis jau ten nebereikia, nes tai yra galų gale ir pavojinga. Ne visi žmonės įsivaizduoja, kokia ta koncentracija yra saugi, kad nesukelt nudegimą ir iš tikrųjų galima prisidaryti bėdos, taip bežaidžiant su šitais gėrimais. Iš tikrųjų žmonės prisigalvoja pačių įvairiausių dalykų, kuriuos kitą kartą vėlgi labai sudėtinga yra paaiškinti. XFM. When you have trouble, don't cry.
just remember that God is standing by. Thank you, Lord. When you have heartaches, don't cry. No, 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 no. Don't worry, don't be discouraged. Ooh, don't cry, yeah. And sometime I have to say, oh, I'll be standing by. That's what he told me, yeah. So I say, there's no need to cry. Thank you, Lord. Crying, yeah. But I'd like to say one more thing. When you have heartaches, you wonder why, yeah. But just remember, I want you to remember, He's standing by, and you don't really have to worry about it long. When you have trouble, have to cry, and sometimes when your burden get you down, say, but oh, I'm gonna be standing by. Thank you, Lord. Thank you, so yeah, there's no need to cry, but oh, I'll be, yeah, I'm gonna be standing by. Thank you, Lord. Yeah. So don't you worry and don't cry. Yeah, don't cry. Don't cry. No, don't cry. Right now. Don't cry. Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temos. Dar vienas gal toks, kur žmonės naudoja tikėdamėsi vėlgi tam tikras ligas pašalinti, tai yra skrandžio įvairiom problemom spręsti ir ypatingai opaligei. Ir netgi iki tokių keistų receptų, kai yra sakoma, kad reikia gerti degtinę su čili pipirais. Yra, teisingai girdėjau, ir netgi su paprastais pipirais. Ir su paprastais pipirais, tai nei vienas, nei kitas, jis sunku paaiškinti, kaip jisai gali ten padėti, ką nors nuo opaligės. Nes... Ne, bet sako, netgi prisiminiau, kad gripui prasideda, peršalus, kol prasideda simptomai, tai būtent mini, kad labai veikia. Tai tikriausiai tikisi žmonės, kad ten pragraužus skrandį skylę, nuo to gripas išsigas ir pagalvos, kad reikia kraustytis pas kitus. Žodžiu, nežinau, kaip čia su infekcijom yra susiję. Vienintelis dalykas, kur alkoholis tikrai veikia infekcijas, tai kai jis yra naudojamas vietiškai, nes jis nužudo viską. Dėl to šeimininkės dangtelius ir dezinfekuoja su spiritu, nes ten žūsta viskas, kas būna ant to dangtelio. Tai čia principas yra tas pats. Jeigu žmonės galvoja, kad gripo virusas yra tik burnoj, tai teoriškai tą burną paskalavus spiritu ar ten kažkokiu kitu alkoholiniu gėrimu, galima būtų tikėtis, kad tas virusas dings, bet dažniausiai tai virusas nebūna toj vietoje. Jisai jau, jeigu žmogus pradeda jausti simptomus, tai reiškia, kad virusas yra kraujyje ir tam, kad jis žūtų, koncentracija alkoholio turi būti pakankamai didelė. Ir jinai turėtų būti kraujyje, o ne gerklėje ta koncentracija tokia. Ir tokia koncentracija, kuri jau nužudo virusą, tai prieš tai būna nužudžių žmogų, ne? Jau jinai būtų 100 kartų nužudžiusi žmogų. Žmogus neišgyventų tokių koncentracijų kraujyje ir iš tikrųjų tai yra dar vienas iš mitų. Ir alkoholis infekcinių ligų atveju jisai ne tik, kad nepadeda, jisai situaciją dar ir pablogina.
Ir aš paaiškinsiu tavo to sušalimo kontekste. O grįžtant prie visų tų degtinių gerimo su pipirais ir čiliais ir visais kitais dalykais, tai abidvi medžiagos yra agresyvios. Jos ne tik, kad nepadeda, jos dar labiau dirgina tą vietą, kur yra pažeista, nes opa tai yra žaizda. Ir tikėtis, kad ten pripylus degtinės su pipirais, tai žaizdai nuo to pasidarys geriau, tai jinai tiesiog dar labiau yra jautrinama. Taip, medikai, jeigu jie jau dakeliauja skrandį, su tais, kaip vadina, su ta žarna, kur žmonės praryja, tai yra su fibroskopais. Jeigu jie pasiekia žaizdą, ją mato, jie gali suleisti į tos opos kraštus iš tikrųjų didelės koncentracijos spirito, tiesiog sukoguliuoja ten tą žaizdą, jinai kaip suverda, nustoja kraujavimas, bet pats žmogus jis iš tikrųjų turėtų gerti vos negryną spiritą, kad tokiu būdu jis ten ką nors padarytų. Tai tas grynas spiritas gal tą opą ir užvirintų, bet jisai pridarytų erozijų ir žaizdų stempliai. Žodžiu, čia tokie sveikų protų irgi nepaaiškinami dalykai. O dabar grįžtant prie tų visų šalčių. Tai aktualu. Labai aktualu ir yra toks buvo labai įdomus pašnekesys su skandinavais, kurie atvažiavę čia į Lietuvą labai stebėjosi, sako, kaip čia yra, kad pas jūs tiek daug žmonių žiemą sušala. Sako, pas jūs ir nėra taip šalta kaip pas mus. Ir čia nėra negyvenamos kažkokios stepės, kur ten, žinot, išėjo žmogus, paklydo, sušalo. Visi sušala miestuose arba miesteliuose. Sako, kaip čia yra. Tai man keista, kad žmonėm niekaip nepasimato ta logika, kad sušala dažniausiai tie, kurie tokiu būdu bando šildytis. Gyvi lieka tie, kurie nebando šildytis alkoholiu. Jie galbūt nušala pirštą kokį, blogiausiu atveju, bet lieka gyvi. Dabar ką daro alkoholis? Šiaip žmogus yra tikrai tobulai sukonstruotas, sukurtas, sudėliotas, toks, sakykime, jeigu žiūrėti jį iš tų visų tokių konstrukcinių dalykų kaip mechanizmas, kur yra viskas pragalvota iki mažiausių detalių. Čia kalba, Aurelijau, apie nesugadintą mechanizmą, ar ne? Taip. Apskritai, visi gimė, tai mes nesam ten kažkaip jau iš karto sugadinti dažniausiai, tai viskas pas mus funkcionuoja. Ir gynyba nuo šalčio paprastai remiasi tokiais dviem mechanizmais, dviem dalykais. Pirmiausia, pakliuvus į šaltį, kai jau tikrai yra užfiksuojama, kad šalta, suveikia pirmas gynybos mechanizmas, tai suspazmuoja mūsų visos periferinės kraujagyslės, tai rankų, veido, kojų. Tai ten, kur kraujas yra mažiausiai reikalingas, tai yra tos vietos, be kurių būtų galima teoriškai išgyventi, iš jų kraujas ir šiluma pirmiausiai yra atimami. Nes ta šiluma yra koncentruojama vidaus organams, smegenim ir panašiai. Bet tada pirštus nušalsi, bet galva liks sveika. Tai be pirštų galima gyventi. Tegul ir nelabai gerai, bet liksi gyvas. XFM. There was a little white church down in Bayou Country in South Louisiana, with a Holy Ghost preacher, a faithful congregation, a Cajun girl named Rosanna. She played guitar every Sunday morning, 'cause the church didn't have a piano. And she sang so sweetly that the crowds would gather all the way from Alabama. They'd come all the way from Alabama. Well, the Spirit would move through the hearts of the people, till someone would begin to shout. It spread like fire through the entire meeting, till the devil started running out. And as it were blinded, we'd see the light. Disbelievers would lose their doubts. The lame would walk and the sick got healed, and nobody had to do without. Ooh, nobody had to do without. Sing, Rosanna, sing, Rosanna, sing, Rosanna, to the King of Kings. Why don't you sing, Rosanna? Sing, Rosanna, sing, Rosanna, to the King.
Sunday morning, down a little dirt road came a big white limousine. And out stepped the most handsome Prince Charming Rosanna had ever seen. He walked up to her and said, I heard about you, girl. I come to change your life and scene. Come away with me, baby, on to Nashville. Country music's gonna have a new queen. Country music sure do need a queen. Well, Rosanna fell in love with the prince and his diamonds, his money and his cars and his planes. Deals were signed, the record started spinning, so Rosanna was a household name. She took Las Vegas and Hollywood fairly down to worship her music and fame. And she made more money than there was in the world, and the world became Rosanna's game. Ooh, the world became Rosanna's game. Sing, Rosanna, sing, Rosanna, sing, Rosanna to the King of Kings. Why don't you sing, Rosanna, sing, Rosanna, sing, Rosanna to the King. Well, Rosanna made it big, but in spite of the treasures in her heart, she felt emptiness. She'd won the world, but had lost her soul to the bright lights of success. She found her prince was a frog in disguise. That's a fact she could never confess. She tried to pretend her life was getting better, but Rosanna lost all happiness. Rosanna lost all happiness. Well, the prince ran around with some wicked kind of people, while Rosanna clung to him and cried. And the cocaine deal went from bad to worse, and an undercover agent died. The FBI closed in that night with their warrants, their guns, and their pride. Well, the prince started shooting and they blew him away. Rosanna caught a bullet in the side. Rosanna caught a bullet in the side. As she lay there on the floor in a pool of blood, her life began to slip away. With all of her heart, for the first time in years, Rosanna found the strength to pray. Jesus, she cried, don't let me die now. I got one more song to play. She got up that night and walked out the door healed, while singing about amazing grace. Ooh, she sang amazing grace. Sing, Rosanna, sing, Rosanna, sing, Rosanna to the King of Kings. One more time, sing, Rosanna, sing, Rosanna, sing, Rosanna to the King. Now there's a little white church down in Bayou Country, deep in South Louisiana, with a Holy Ghost preacher, grateful congregation for a Cajun girl named Rosanna. She plays guitar every Sunday morning, 'cause the church don't have a piano. She sings so sweetly that the crowds all gather, all the way from Alabama. They come all the way from Alabama. Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temas. Dabar sekantis mechanizmas, kuris įsijungia, tai yra nevalingas raumenų susitraukinėjimas, va tas drebulys, kurį žmogus patiria. Tai raumenys nevalingai susitraukinėdami, jie pradeda gaminti, generuoti tiesiog šilumą, energiją. Nes vyksta mechaninis tiesiog veiksmas, jisai gamina šilumą. Ir tokiu būdu žmogus sušyla. Ta šilumą kažkokią taip pats pasigamina. Dabar išgėrus, abudu mechanizmai yra išjungiami.
išjungiama ir tas kraujagyslių spazmas periferijoje, sušyla rankos, veidas, kojos. Tai jam jausmas yra, kai jis sušilo, ar ne? Žmogui jausmas yra nuostabus, jisai mano, kad jisai sušilo. Kitiem ir pasakoja, kad sako, o, išgėriau, matai, šilta, ar ne? Taip, tai dabar kas vyksta? O tas stovi šalia neišgėręs ir jaučiasi nevykęs. Ir jaučiasi, kad šalta. No. Tai kas darosi, iš tikrųjų, žmogus mano, kad jam pasidarė šilčiau, iš tikrųjų nieko panašaus nesidaro, nes žmogus šilumą nekaupia, o ją praranda. Nes kraujas cirkuliuodamas per veidą, rankas ir kojas, jisai yra atiduodamas į išorę ir žmogaus kūno temperatūra krenta. Dabar net ir kalbant apie infekcijas, tai žmonės puikiai žino, kad jeigu jau kokią nors infekciją pasigaunam, paprastai pradedam karščiuoti. Tai kūno temperatūra kyla, nes mikroorganizmai visi, tiek bakterijos, tiek virusai, jie temperatūros nemėgsta. Ir kūnas tokiu būdu nuo jų saugojasi, tai ta pakilusi temperatūra jos nužudo. Bet tai nužudo tik 39 su kažkiek, jau kapitaliai nužudo. Tai jau kai būna rimta infekcija, tai taip ir būna. Bet iš esmės pats principas, temperatūra, norint apsiginti nuo infekcijos, jinai kyla, o ne krenta. Sveikintinas reikalas. Taip, nes taip mūsų organizmas yra taip sukurtas, jisai taip apsisaugoja. Dabar mes išgėrę tą temperatūrą mažinam. Tai reiškia, net jeigu mes pasigaunam kažkokią infekciją, mes darom visiškai priešingai, negu reikėtų, kad tas organizmas liktų gyvas ir apsisaugotų nuo infekcijos. Bet emociškai jis jaučiasi geriau. Nieks nekyla, viskas gerai. Taip, emociškai tai mes pagerėjo jam. Jaučiamės ko gero smarkiai geriau. Ir aišku, yra išjungiamas tai tas dabar ir tas šalia antras. Stovėdamas blaivas dvigubas kvailys jaučiasi. Paprastai tai žmonės, kurie negeria, jie, kažin ar jaučiasi negerai. Čia apie tų žvejus. Vienas šyla, jis garuoja, jam smagu, o tas maždaug sako, tu išgerk, o tas šala, dreba, o tas juokiasi. Kol kas tai taip. Gali būti, ypatingai jeigu apie žvejų šnekėt, nors jų protingas žvejys, aš manau, dabar jau aprangą nusiperka tvarkingą, o negeria atsisėdęs ten, apsivilkę sintetinį treningą ir tokiu būdu bando šildytis prisigėręs degtinės. Tai visokių čia būna variantų ir iš tikrųjų, ir kaip ir sakiau, ir išjungiamas ir tas antras mechanizmas, nes alkoholis atpalaiduoja raumenis ir žmogus nebedreba, jis nejaučia tiesiog šalčio, dažniausiai ir sušala tie visi. Ir ypatingai yra pavojinga išgerti tokiu atveju, jeigu tektų kažkur labai toli ir ilgai eiti, nes krentant kūno temperatūrai, ką ir daro alkoholis išgėrus, tai centriniai, žmogus pradeda darytis mieguistas, jis pradeda jausti slopinimą ir žmogui atsiranda poreikis prisėsti, pailsėti ir pasnausti. Ir jeigu žmogus šaltį užmiega, jis praktiškai niekada nebeatsibunda. Arba jeigu ir atsibunda, jeigu įspėja kas rasti, tai atsibunda nušalusiomis rankomis, nušalusiomis kojomis, nesvarbu, kad šildėsi prieš tai. Tai tokius dalykus iš tikrųjų reikėtų žmonėms žinot ir iš tikrųjų labai pasisaugoti, nes šaltyje gerti alkoholį yra labai labai pavojinga. Tai yra vienas iš tų mitų, kurių reikėtų vengti ir tiesiog žinoti, kad efektai yra visiškai priešingi. Tai mitų labai nemažai, tiesiog visiška puokštė tokia. Mitų mes turim labai daug ir ko gero kiekviena karta sukuria jų vis naujų, nes kiekvienas gandas juk yra linkęs apaugti dar didesniais gandais ir kai žmonės patys pradeda gydytis ir tvarkytis, iš tikrųjų kyla pačių įvairiausių problemų. Tai aš noriu dar kartą priminti, kad alkoholis tai yra toksinė medžiaga, tai yra medžiaga, kuri sukelia vėžį, kad tai yra apsigimumus sukelianti medžiaga ir kad tai yra klasikinė narkotinė medžiaga. Tai visus šitos dalykus reikia turėti galvoj, bet kada nusprendus šitą medžiagą naudoti. Ir žinoma, kaip sakoma, žmogui nieko negali uždrausti. Žmogui yra duota laisvė spręsti ir apsispręsti, bet žmogus prieš apsispręsdamas, bent mano supratimu, jis turėtų turėti informaciją ir žinoti, ką jisai sprendžia. Ir nesivadovauti visokiais mitais ir klaidingais įsitikinimais, kuriuos žmonės tiesiog susikuria kartais dėl patogumo, o kartais tiesiog iš nežinojimo. Tai kągi, širdingai dėkoju, Aurelijau, už tokį mito griovėjų rolę šioje laidoje. Aš manau, kad klausytojams bus labai naudinga išgirsti tokius dalykus ir apmastyti, prisiminti visas tas istorijas tokioje šviesoje. Tai ačiū ir jums ir linkiu visiems sveikatos. Dėkui.
Šią mūsų ekomisijos laidą to ir baigėme. Dėkui jums, mėly klausytojai, dėkui svečiui, atsisveikiname. Svečią kalbinau aš, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Iki susitikimų eteryje.